kovas apie grožį. Ir jį atitinka valdovės arba imperatorės archetipas. Ir jis yra labai svarbus ne tik šį mėnesį, kuris dabar jau prasidėjo, bet ir gimusiems kovo mėnesį ir gimusiems bet kurio kito mėnesio 3 arba 25 dieną. Apie ką šitas archetipas? Tai pirmiausia, apie grožį, apie estetiką, apie projektus. Kiekviena moteris, dauguma moterų, svajoja kurti, gimdyti. Bet gimdyti galima nebūtinai vaikus, galima gimdyti projektus, galima išleisti šitą pasaulį kūrinius. Ir apie tai kalba šitas gražus moteriškas archetipas. Tačiau šis mėnuo yra ir susijęs su dar 2 energijom. Tai metų energija, likimo ratas. Jinai mus veikia visus metus ir mums primena apie mūsų poreikius, kad mes susivoktumėm, ko mes norim. Nes jeigu mes nežinom, ko mes norim, mus labai greitai gali nuvesti nuo mūsų tikslų, nuo mūsų norų. Ir tada mes gyvenime neturim rezultato, neturim pasitenkinimo iš to, kaip mes gyvenam. Ir 10 arkanas yra apie savo poreikius, apie įsiklausimą į ciklus, į ritmą. Ir tik tuomet, kada mes žinom savo poreikius, bet kaip šita mergina, mes galim stovėti tvirtai ant žemės, ant materijos. Ir dar viena šio mėnesio svarbi energija. Tai yra 13 arkanas, mirtis arba pasikeitimas arba pokytis. Ir aišku, jis vyksta nuolat. Nuolat mes keičiamės kiekvieną akimirką, mes esam kitokie, kiekvieną akimirką kažkas keičiasi mūsų gyvenime, pradedant nuo minčių iki materialių dalykų. Ir ši energija yra apie atsinaujinimą. Kokios sritys prašosi atsinaujinimo? Bet kadangi turim moterišką energiją, tai pirmiausia atsinaujinimas savęs kaip moters, galbūt savo įvaizdžio, galbūt laikas pakeisti šukuoseną, stilių, galbūt laikas peržiūrėti savo namuose nereikalingus daiktus, drabužius, kurių nebenešiojam, knygas, kurių nebeskaitom ir tiesiog atlaisvinti vietos naujiems dalykams, kad jie atkeliautų į mūsų gyvenimą. Vyram atkreipkite dėmesį šalia, kokios yra jūsų moteris. Ar jos jums teikia pasitenkinimą, ar jos gražios, ar jos laimingos. O moterims, kokia aš esu kaip moteris, kokia mano rolė, kas man yra grožis, kur aš pasiruošus atsinaujinti ir kokie mano poreikiai. Tai yra šio mėnesio kovo pagrindinės temos. Dar aišku, valdovė atsakinga ir už kūrybą. Tai ką aš norėčiau, galėčiau sukurti. Tai tokios trumpos įžvalgos apie kovo mėnesį ir pasidalink, ar tu jauti šio archetipo energiją, ar tau ji yra svarbi ir galbūt tu jau esi tame pokytyje ir kažką padarai dėl grožio, dėl atsinaujinimo, o gal tiesiog dėl pavasario.